praeisim. Labai aiškiai parodė, kad praeisim kiekvieną jūsų sąmonės lygmenį. Mhm. Taip, tada bus čia tokia irgi kaip praktika, kas galite. Sutelkite dėmesį į savo vidų, tiesiog į savo sakralinę čakrą, į savo krūtinę. Galite čia kur nors. Eisime į jūsų vidinį pasaulį. Vidinis pasaulis tai ir yra vartai į jūsų sąmonės. Šiame vidinėme pasaulyje ir glūdi tas tikrasis aš. Dėmesį laikykit krūtiniai, aktyvinsiu ašies srautą, kuris padės išlaikyti tą dėmesį. Aš sąmoningai laikau dar jūs žemiausiam jūsų lygmenį. Dėl to, kad vyksta pokytis jūsų kanaluose. Šiuo metu stipriai valomi ir emociniai, mentaliniai dar blokai. Iš fizinio kūno valosi įvairūs įspaudai, iš patirčių, iš nuovargio, iš viso ko. Esam šiuo metu žemiausiam jūsų lygmenį, tiesiog jūsų kūne, emociniai, mentaliniai, sąmoniai, kuris sudaro žemišką sąmonę. Valomas informacinis laukas, kuris susitrikdo nuo jūsų dėmesio nekontroliavimo, apkalbų, įsileidimo netinkamos informacijos, netinkamos, o netikslingos informacijos. Visiškai atlaisvinama jūsų dabartinis realybės laukas.
baimės, šalinamos baimės. Ir dabar, kai šiek tiek laukas atlaisvėjo, galime sutelkti savo dėmesio energiją į aukštesnėje savo sąmonę. Galite pajusti arba perkelti savo dėmesio energiją šiek tiek aukščiau į galvos sritį, kaktos sritį. Ir laikyti dėmesį toje būsenoje. Taip pat galite jausti plėtimo jausmą nedidelį, o galite ir visai nejusti. Tai nereikš, jog nevyksta sąmonės lygmens pakilimas. Tai reiškia, kad tiesiog fizinis kūnas nėra pajėgus išjausti, bet tai yra visiškai laikina. Todėl tai reikia atsipalaiduoti ir kilstelėti savo dėmesio energiją šiek tiek aukščiau. Čia labai lengvai, bet labai giliai valomos situacijos, kurios turi ryšį su praeitimi. Jums tai reikia laikyti dėmesį tam, kam yra noras kilti, dar nekilkit. Vyksta transformacija šito lygmens. Sąmoningai neįvardyju lygmens dėl to, kad jisai transformuojasi ir kinta. Gali pasijusti toks kaip nepatogus jausmas vidinis. Nes, kaip ir sakiau, yra valomi praeities įvykiai, kurie ne visada gal buvo labai malonūs, o gal net nesuvokti įvykiai.
bet tiesiog leiskim transformuotis, įsileisti tas energijas. Ir savo vidiniu žvilgsniu, savo dėmesio energiją kilstelėkim dar aukščiau virš savo galvos. Įsivaizduokite, kaip tarsi virš jūsų esantis kamuoliukas ir jūs siekite to kamuoliuko su savo viršugalviu. Galite pajausti, kaip plečiasi jūsų viršugalvis, kaip plečiasi jūsų kūnas, aplinka, o galite ir tiesiog jausti žinojimą, kad tai vyksta. Ir šio kamuoliuko siekimas ir yra susitelkimas į aukščiausiąją sąmonę. Jūsų darbas yra kuo ilgiau išlaikyti dėmesį į tą kamuoliuką. Galite pajausti kūno įtampą, galvos įtampą, bet tai su laiku praeina. Bet kuo dažniau laikysite dėmesį į savo aukščiausiąją sąmonę, tuo lengviau bus ją suvokti, pažinti, pajusti. Kamuoliukas kyla, kelkite ir jūs. Kelionė ilga, nuobodi gal žmogui, bet iš tiesų tai pats pagrindas yra darbas su savimi, eiti savo aukštesnį lygmenį, siekti suaktyvinti jį. Kuo giliau eisite arba kuo aukščiau kilsite, tuo labiau pajusite tylą, ramybę, vis mažesnį triukšmą, vis mažesnį spaudimą krūtinėje. Tai yra emocinių jausmų sričių atsilaisvinimas ir vis mažiau minčių. Ir šitos ramybės tvirtinimas nuolatinėje savo būsenoje ir yra didžiausia siekiamybė. Tai nereiškia, kad turite visą dieną sėdėti ir medituoti, tačiau pagavus momentą dėmesį sutelkti būtent į tą kamuoliuką, esantį virš jūsų galvos. Tai galite daryti bet kada, vaikštant, darant valgyti, bendraujant. Viskas priklauso nuo dėmesio koncentracijos ir jūsų įgūdžių lavinimo. Ar rasite ten minčių, idėjų? Nemanau. Ten yra tyla. Tačiau suvirpinus vidinę savo sąmonės dalį, jinai pradeda funkcionuoti, veikti ir vis labiau reikštis jūsų kasdienybėje. Todėl galėsite pastebėti, kaip kinta jūsų išorinė erdvė,
jūsų kasdienybė, visai netikėtai ateina mintis, kurių nelaukėte, nemąstėte, kurios atrodo visiškai beprotiškai. Ir kitas žingsnis yra patikėti tą beprotišką mintim. Tai reiškia atlikti veiksmą. Tik po veiksmo sąmonės dalis, sąmonės lygmuo įsimaterina. Arba sąmonės lygmens dalelytė įsimaterina. Įsimaterinus sąmonės lygmens dalelytę, magnetizmo dėka pradeda traukti dar kitas dalelytes, o kitaip situacijas, aplinkybės, žmonės, santykius, finansus. Todėl kuo daugiau dalelyčių įmaterins žmogus, kuo labiau jis patikės tą netikėtai atėjusiai minčiai, tuo greičiau, tuo efektyviau jo gyvenimo realybė keisis. Kiekvienas esate galintis veikti iš savo aukščiausiosios sąmonės, nes apie tai mąstote, galvojate, bandote tai suvokti. Tai nėra greitas procesas. Tai yra viso gyvenimo užduotis. Ar verta stengtis? Galvokite jūs. Bet galimybė yra. Ir visas subtilus pasaulis tik ir laukia jūsų dėmesio. Ir visada turite žinoti, siekti vis gilesnio savęs suvokimo. Jeigu tokia vidinė intencija, bet sužadinus sąmonę, turite žinoti, jau gavusi iš jūsų dėmesio energiją, jinai sieks išsiskleisti, sieks gerais, kaip žmogus sakytų, būdais ir galbūt nelabai. Todėl čia yra atsakomybė žmogui, kad jis suvoktų, kad kiekvienas ėjimas į save, į savo gylį, jis atneša tam tikrą atsakomybę veikti, keistis, stengtis, pastebėti, stengtis pabandyti. Ir tik tada, suvirpėjusi sąmonė, išsiskleidusi, suvirpėjusi sąmonė, atneš grąžą. Grąžą už jūsų pastangas, už jūsų drąsą ir ryžtingumą. Bet pirma visada teks patikėti ir žengti tą pirmą žingsnį. Ėjimas į savęs pažinimą, ėjimas į savo potencialo išskleidimą negali būti tik vardan įdomumo. Tai turi būti nuoširdus ir tyras ketinimas
pažinti save kaip sąmonę, suvokti save kaip sąmonę, kaip žmogų. Jūs save pažįstat ir net labai gerai. Todėl siekit pažinti save kaip sąmonę. Kokia ji? Kokia jos energija? Kokia jos užduotis? Ką jinai nori čia patirti, įgyvendinti? Kokie jos siekiai? Ir galiausiai, ką ji mėgsta? Sakysit, kodėl turėčiau stengtis? Nes tai esate tikrasis jūs. Tas tikrasis, prieš šimtus tūkstančių metų suformuotas kūrėjo minties sąmonė. Nesustokite nei vienam savo sąmonės lygmenį. Dabar pat jūsų pačių sąmonės apgaubia jūsų visą sąmonės kanalą. Jūs pačius. Todėl galite pajusti virpesį, atpažinimą, patyrimą. Tapkite savarankiškomis sąmonėmis, gebančios kurti savo realybę, gebančios modeliuoti, mąstyti, analizuoti tai, kas yra tikslinga. Kurkit principus, dimensijas, dėsnius ir paprastą kasdienybę. Kurkite, lyg tai būtų vienas ir tas pats. Nes nei vienas iš jų nėra nei reikšmingesnis, nei paprastesnis. Viskas yra ir svarbu, ir nesvarbu. Viskas yra neutralu. O dabar po truputėlį, kam pavyko išlaikyti dėmesį, nes tai kainuoja ir energijos, resursų. Truputėlį nuleidžiam žemyn. Dar žemyn.
dar į savo kūną. Pajuskite visą save. Padus, žemę po padais. Ir žinokite, visada eikite gilyn.